Sveiki, esu vaikų rašytoja Alvilė ir šiandien jums papasakosiu apie naujausią savo knygą Tirliuko sodas. Ją parašiau įkvėpta stipriausios savo mūzos, mūsų nepaprastai gražios Lietuvos gamtos. Knygoje Tirliukas leidžiasi į ypatingą kelionę, kad išgelbėtų savo pasaulį. Ir čia susipina dvi man labai svarbios temos – gamtos išsaugojimo ir mažo galimybės dideliame pasaulyje. Ar gali mažas vandens lašelis nuveikti jūros didumo darbą? Atsakymą tikrai rasite šioje istorijoje. Tirliuko, o ir skaitytojų laukia netikėti, klastingi, kartais ir juokingi priešai, ištikimi draugai ir įtraukiantis nuotykiai. Kurdama šią knygą gilinau turimas žinias apie gamtą. Kartu su Tirliuku ieškojau retos rūšies augalų, gyvūnų ir negalėjau atsistebėti, koks nepaprastai įdomus mus supantis gyvasis pasaulis. Todėl svajoju, kad šis pasakojimas paskatintų šilčiau ir atidžiau pažvelgti į mus supančius begalinius gamtos stebuklus, kad padrąsintų imtis jūros didumo darbų.